Šešta dalis. 24 metų, kovo 21 diena, ketvirtadienis, pavasario lygiadienis. Ketvirtadienio rytą pabudau anksti, apie 5:30. Jaučiau, kad buvau pažadinta ne šiaip sau, o tikslingai savo sąmonės. Supratau, eisiu prie jūros, pasitikti kylančios saulės, susitikti su Helium. Pasirinkau paaukštintą apžvalgos aikštelę palei jūrą. Susižavėjusi stebėjau, kaip lėtai iš už horizonto išniro oranžinis saulės kamuolys ir paniro debesų juosta. Kildama vis aukščiau saulė šviesėjo, o jūros paviršiuje ryškėjo auksinis takas. Pakylėta nuostabios energijos pajutau beribį gyvenimo džiaugsmą. Atėjo aiškus suvokimas. Aš pati esu to šviesos ir džiaugsmo nešėja. Tarsi per save perduodu saulės globėjo Helijaus dovanas. Grįžusi į savo laikinus namus, pasidariau kavos ir skyriau laiko rašymui. Evelina sukūrė mums su Edita WhatsApp grupę, kurioje pradėjome tikslingai bendrauti. Nuo to momento mūsų bendravimas su Edita tapo gyvas ir natūralus tiek tekstu, tiek audio žinutėmis. Ta rytą net susitikome valandai Zoom pokalbiui ir meditacijai. Drauge eiti procesu buvo lengva ir malonu. Kiekviena savo dalimi džiaugiausi šiuo atradimu, mūsų sąmonių susitikimu, kuris jautėsi ne kaip pradžia, o kaip tęsinys kažko seniai pažįstamo. Vėliau nuvažiavau pasivaikščioti į Neapolio archeologinį parką, esantį Sirakūzų pakraštyje. Nors jau buvau jame su ta pačia moterų grupe, norėjosi sugrįžti. Tai viena svarbiausių archeologinių vietovių Sicilijoje, apimanti senovės graikų ir romėnų laikų paminklus, atskleidžiančius didingą miesto praeitį. Neapolis arba Naujas miestas buvo vienas iš 5 Sirakūzų rajonų, kuriame iškilo įspūdingi statiniai. Graikų teatras, iškaltas natūralioje uoloje 5 amžiui prieš Kristų, vėliau perstatytas 3 amžiui prieš Kristų, tai vienas didžiausių ir geriausiai išlikusių graikų teatrų pasaulyje. Jis buvo svarbus kultūrinis centras, kuriame savo kūrinius pristatė tokie dramaturgai kaip Echilas ir Euridipas. Šiandien teatras vis dar gyvas. Vasaromis čia vyksta graikų tragedijų festivalis, pritraukiantis lankytojus iš viso pasaulio. Romėnų amfiteatras, datuojamas 1 amžių po Kristaus. Naudotas gladiatorių kovoms ir viešiems renginiams. Elipsės formos šiek tiek mažesnis nei garsioji Veronos arena. Ara di Ierone Secondo. Didžiulis altorius viešiems aukojimams pastatytas 3 amžiui prieš Kristų. Tai buvo didžiausias žinomas aukuras senovės pasaulyje, naudotas masinėms ceremonijoms. Jis supo šventasis sodas su kolonomis ir natūrali ola, kurioje rasta votyvinių aukų datuojamų dar prieš aukuro pastatymą. Deja, 16 amžiuje ispanai panaudojo daug aukuro akmenų savo fortifikacijoms, tad šiandien išlikęs tik pagrindas. Dionizo ausis. Natūraliai susiformavęs kalkakmenių urvas su ypatinga akustika, apie 23 metrų aukščio ir 65 metrų ilgio, forma primena žmogaus ausį. Man tai įdomiausia vieta parke. Kai buvau čia pirmą kartą su Saule, kartu atradome energetinį kanalą portalą. Atsistojus urvo gale jaučiamas stiprus energetinis srautas. Latomi. Senovinės akmenų kasyklos, vėliau naudotos kaip kalėjimai. Parkas oficialiai kurtas 20 amžiaus viduryje, siekiant apsaugoti šiuos istorinius paminklus nuo miesto plėtros. Šiandien tai viena lankomiausių vietų Sicilijoje, kur galima pajausti senovės pasaulio didybę. Kadangi dar ne sezono metas, žmonių buvo nedaug. Grožėjausi ir svaigau nuo žydinčių vyšnių, apelsinmedžių ir net mimozų kvapų. Buvo gera jausti pavasario žemę po kojomis, vaikščioti po uolas. Aukštai prie graikų amfiteatro pasibuvau prie mažo, bet linksmai ir garsiai trykštančio kriokliuko. Toje vietoje energija man patiko labiausiai.
Tikriausiai to man ir reikėjo. Norėjau aplankyti šalia archeologinio parko esantį dar vieną labai svarbų Sicilijos religinį ir turistinį objektą – Verkiančios Dievo motinos baziliką. Ši šventovė aukščiausias pastatas Sirakūzuose, siekiantis net 103 metrus. Ji matoma iš toli ir dominuoja miesto panoramoje. Išsiskiria modernistiniu ir brutalistiniu architektūros stiliumi, kuris 20-ojo amžiaus pabaigoje buvo itin novatoriškas religinių pastatų kontekste. Pastatas primena milžinišką ašarą, skulptūrinę formą, simbolizuojančią Marijos skausmą. Kai kurie jie pavadina apverstu ledų kaušeliu. Toks netikėtas, bet vaizdingas palyginimas. Architektų Michel Androld ir Pierre Parat projektą įkvėptas stebuklingo įvykio 1953 metais. Tąmet kuklioje Sirakūzų poros namuose gipsinė Marijos statulėlė pradėjo verkti. Ašaros buvo moksliškai ištirtos ir pripažintos tikromis žmogaus ašaromis. 3 popiežiai patvirtino šio stebuklo autentiškumą, o Jonas Paulius II 2002 metais suteikė šventovei bazilikos statusą. Deja, nepasitikrinau iš anksto, kad kaip tik tuo metu vyko pietų pertrauka, tad bazilika buvo uždaryta. Pasivaikščiau šventovės kieme, pasėdėjau ant žolės ir nusprendžiau nebelaukti. Jaučiausi pavargus ir norėjau greičiau grįžti. Grįžusi iš Neapolio archeologinio parko, valandėlę numigau, pailsėjau. Vakarienę išsirinkau ypatingą vietą, kurią buvau jau anksčiau pastebėjusi. Ne tik dėl pavadinimo Moon. Praeidama pro ją vakarais vis pastebėjau, kad šis restoranas tarsi magnetas kūrybingoms sieloms. Pro plačiai atvertas duris sklinda įdomi muzika, o viduje ryškiomis spalvomis vilioja šiuolaikiniai meno darbai. Moon mane nustebino. Tai vieta, kur tik augaliniais produktais sukūriamas kulinarinis malonumas, pamaitinantis tiek kūną, tiek sielą. Jaučiausi lyg svečiuose pas nuostabius žmonės. Aptarnavimas buvo išskirtinai malonus ir nuoširdus. Susipažinau su keliais padavėjais, jie atvykę iš skirtingų pasaulio šalių. Pastebėjau nuostabią moterį, šios vietos šeimininkę. Sužinojau, kad restorane kultūrinė veikla vyksta visus metus. Prisipildžiusi nuo skonių, vaizdų ir bendravimo, laiminga grįžau namo nakties poilsiui. Ačiū, kad klausėtės šios dalies. Jei ji palietė jūsų širdį, pasidalinkite su artimaisiais. O jei norite, galite atsisiųsti mano elektroninę knygą ir perskaityti ją patys, tegul žodžiai keliauja toliau.